Šiandien išėjau pasivaikščioti po Rokiškį ir vaikštau čia jau ne pirmą kartą, bet pafilmuoti sugalvojau pirmą kartą. Ir šį kartą einu su gide, nes kad geriau pažintum miestelį, tai reikia turėti vietinį gidą. Ir tas vietinis gidas yra Indrutė. Indrutė yra iš čia kilus, čia gimus, čia užaugus. Gimus ne čia. Nu, gimus Anykščiuose, bet galima sakyti, kad čia. Ir tikrai grynakraujė rokiškietė. Viską čia aprodys, viską papasakos. Tai galėsiu sakyti, kad iš tikrųjų pažinau Rokiškį ne iš kelių vietų, o iš esminių vietų. Taip? Taip. Tai kur dabar einam? Šiaip dabar tai einam vieną gražiausių Rokiškio gatvių, Ąžuolų gatvę. Čia auga daug senų ąžuolų. Ir šita gatvė, galima sakyti, veda link Rokiškio dvaro. Tai pro ten nepareisim. Tai viską žinai? Nu taip, sakau, aš visada viską žinau. Tai va, gerai, einam. Einant Ąžuolų gatve ir dar nepilnai priėjus dvaro sodybą, yra aptvaras, kuriame gyvena Danieliai. Ir žinau tokį įdomų faktą apie, apskritai stirnas, tai gal tas pats galioja ir Danieliams, kad jeigu, pavyzdžiui, stirniukas susižeidžia savo kurią nors, kairę arba dešinę koją, tai tada priešingas jo ragas blogiau auga. Oho. Šitą sužinojau aš važiuojant link, pravažiavus Valkininkus, važiuojant link Varėnos yra žvėrynėlis. Dabar užstrigo kaimo pavadinimas, tai tenais toksai jo prižiūrėtojas to žvėrynėlių yra, jis pats įkūręs tą žvėrynėlį, atsimenu kartą su tėčiu buvau, tai jis atpasakojo šitą. Ten buvo kaip tik vienas toksai stirniukas, kuriam buvo kairė gal ten koja sužeista, tai dešinys jo ragas, toks visai blogai augo tada. Tai įdomus faktas. Tai čia matau viskas gerai auga, tai nežinau. Šitiems šitiems čia gal sunkiau kur susižeisti yra, žinai, negu kad kur miške realiai gamtoj. Pasivaikščiojom po Rokiškio dvarą, arba kitaip dar vadinamą Tyzenhauzų dvarą. Dabar einam gatvelę link bažnyčios ir šitos gatvelės ilgis yra lygiai 1 kilometras. Šalia čia dar yra tvenkinukas, kuriame plaukėja 2 gulbės. Aišku, čia dabar ir ančių plaukėja, bet esmė šito yra 2 gulbės, 2 juodosios gulbės, kurių vardai yra Litas ir Latas. Tai gal pavyks mums jas netgi pagauti į Merlin ID programėlę. Būtų labai faina. Ne pirmas Litas ir Latas, kai vieną sudraskė šuo. Aha. Neatsakingi žmonės sėdė. Jo. Šunką kažkaip paleista ir sudraskė, gaila. Gaila, jo. Bet ir nesimato dabar jų. Turi namelį jau savo. Jo, tai gal pavyks šiandien nufilmuoti ir garsą pagauti. Pažiūrėsim.
Garso užfiksuoti nepavyko, nes programėlė jį atpažindavo tiesiog kaip laukį. Kažkokio, jos kažkaip labai paprastai, čia taip lengvai sukliksi taip neišskirtinai, tai gal dėl to tas garsas panašus ir nepavyko atskirti. O užtikom jas dabar lizdo sukimo įkarštyje, tai matyt perėti ruošės. Indri sakė, kad anksčiau joms namelis stovėdavo padarytas, bet dabar kažkaip jo čia nėra. Gal žiemą joms tą namelį padaro? Ne, jo žiemą net nebūna laukia, kažkur ten dvaro aplinko, nežinau kur. Patalpai kažkur, kai baseine uždaro. Aha. Pasigendu. Antis išgąsdino. Ačiū, nes dėmesio jie neatkreipiam. Čia dar jų daugiau. Tai šitas gal pakalbinti reikia, kitaip ir šitas supyks. Rokiškis man išskirtinis tom, kad čia visur labai daug kiškių. Ir netgi einant šaligatviais yra matomos kiškių pėdutės. Imitacija lyg būtų prabėgęs kiškis. O dar man čia toks objektas, sakykime, kurio niekur kitur tokio nesumatęs, tai bažnyčia, kurios bokštas būtų ne prieky bažnyčios, bet šalia bažnyčios. Tai, Lietuvoje bent jau tai tikrai niekur kitur tokios bažnyčios nesumatęs. Indrutė sako irgi niekur Lietuvoje tokios bažnyčios. Bet man objektyviai sunku vertinti, kai aš visada mačiau, man įprasta. Tiesiog kažkaip nebesusimastai. Tai vat. Ir dar vienas išskirtinis dalykas, nepaminėjai. Koksai? Langinės? Langinės, jo, bet prie jų dar prieisim, tuoj. Eidami Nepriklausomybės aikšte priėjom čia dar tokį vieną pastatą, kuriame 1944-53 metais buvo kalinami ir kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę. Ir vietiniai žmonės kalba, kad šitame name dabar netgi ir vaidenasi. Ir Indrutė šitą informaciją girdėjo per vieną televizijos laidą, bet Prieš tai žinojo. Jo, ir prieš tai žinojo apie tai. Tai kaip, nežinau, galima tikėti gal. Užeiti jį gal nelabai jau norėtųsi šiaip patikrinti. Kad nelabai ir galima. Aš nepamenu, kad kas nors čia būtų buvę, visada tuščiasis. Tai jo. O šuniukai atsigerti. O dabar einam žiūrėti langinių. Į Langinių gatvę. Taip, gal dar iki bažnyčios. Gerai, dar iki bažnyčios. Gaila, dabar nenufilmuosiu, bet žinau, ten yra kažkoks unikalus būgnas. Vieną kartą mačiau, su juo grojo. Iš kažkur atvežtas su tam tikrą aptrauktą sodą. Galima paskaityti, dabar nebesimenu. Einam pažiūrėti. O jo dabar ten nėra, ar jis tam bažnyčia uždaryta? Jis nėra gal taip prieinamas, matomas laisvai. Per šventes. Šiandien sekmadienis, tai gali būti, kad atidaryta bus dabar bažnyčia ir galima pažiūrėti tada. Vaikščiodami po šitą bažnyčią sužinojom dar keletą unikalių dalykų aplink ją. Tai vienas iš jų yra, kad bažnyčia turi didelį metalinį būgną, kurį jai padovanojo grafas Tyzenhauzas. Žalvarinio, o jis aptemptas oda. Taip, žalvarinį oda aptemptą būgną. Ir anksčiau buvo tokia tradicija, kad Velykų rytą yra mušamas tas būgnas ir dabar šita tradicija yra vėl atgaivinta. Nuo 2013 metų. Taip. Ir dar pavaikščiojom po bažnyčią ir joje yra smėlio skulptūra, kuri yra popiežiui pastatyta. Tai vat irgi niekur bažnyčioje nėra tekę matyti tokio dalyko. Bet jau seniai yra matyti, kažkaip ją drėkina specialiai, kad
rūpėtų, nežinau. Aha. Ir šiaip dar vienas toks smulkus, niekur nematytas dalykas, kad vaikų kampelis bažnyčia yra, ten žaislų padėta vaikams, kad nebūtų nuobodu per mišias, kol tėvai meldžiasi. Tai vat toks atrodo tokia smulkmena, bet niekur daugiau nėra tekę jos matyti. Šalia bažnyčios dar yra tokia įdomi visai koplytėlė. Nežinau, čia koplytėlė, bet, atrodo kaip koplytėlė. Tokia labai senoviška irgi. Čia daug įdomių dalykų. Ir šiaip pačioje bažnyčioje dar kas patiko, tai labai gražus altoriai, sakyklos, išraižytos iš medžio. Tikrai labai įspūdingai atrodo. Einam dabar Respublikos gatve ir šita gatvė ypatinga tuo, kad joje yra labai daug pieštų, tapytų langinių. Apskritai visam Rokišky pasitaiko tokių namų su langinėmis, bet čia jau, kiek žinau, daugiausiai. Ir jos... Kad vienintelė Lietuvoje tokia gatvė su tiek langinių tapytų. Ir apskritai Rokišky langinių suskaičiuojama yra apie 500, tai visai daug. Ir šitų langinių idėja kilo 2003 metais vienam dailės mokytojui, kuris ir Indrutę mokė. Ir nuo to viskas prasidėjo. Tai čia kaip ir pažiūrėjus, jos dar netokios ir senos, žiūrint iš mano perspektyvos, nes man 2003 metai atrodo neseniai, bet kai pagalvoju, tai jau... Aš 3 klasėje buvau. Tai jau 21 metas praėjo, žinai, po to. Tai... Čia gražios langinės. Savotiškas gražios. Jo, visos gražios. Ir man dar labiausiai patinka tos, kur būtent kokio senesnio namo, kur, matos, toks senas, kur jau tikrai turi turėti langinės, toks. Tai kažkaip ant tų gražiausiai ir atrodo. Bet tai visi čia yra seni, tik kai kurie jau sutvarkyti. Jo, tokie labiau prižiūrėti. Kai kurie. Sukritę, kai kurie jau. Čia gražios. Su rokiškio herbu. Ok, judam toliau. Ėjom prie savivaldybės aikštės. Ir čia yra vienintelis Rokiškyje fontanas. Ir kaip žinia, kiekvieno miestelio fontaną Indrutė privalo patikrinti. Pažiūrėti, ar vanduo šlapės, ar nešaltas ir taip toliau. Čia jau tikrintas? Čia tikrintas, bet ne prieš kamerą. Tai dabar atsakingai prieš kamerą patikrink. Net gal pasakysiu, kad kiek važinėjom per visus miestelius, tai man Rokiškyje trūksta fontanų. Šiaip mėgsta žmonės juos. Ir aš priėjau prie fontanų ir vienas dalykas labai krenta į akį. Vanduo. Ir tenais tiesiog, nežinau, kakava, arbata, apelsinų sultys. Vanduo baisiai. Obuolių sultys bėga. Morkų sultys, nes Rokiškis, tai kiškiams morkos patinka, tai ir vanduo morkų sulčių spalvos. Nežinau, nenorėčiau aš į rankos kirs gal. Tai matai, aš ir nekišu, net vietinė būdama. Tai jo, net nežinau. Vienintelis, bet toks, kokio niekam nelinkėčiau, gal tai pasakysiu. Bet visa kita Rokišky patinka. Čia ne Elektrėnai, čia aš nieko prieš neturiu. Sutvarkytas miestelis. Rokišky šiaip gražus, yra tikrai labai daug gražių dalykų ir vienintelė tokia kliurka, bent kol kas, tai yra šitas fontanas, bet čia smulkmena. Mano kelias į mokyklą čia eidavo. Nostalgija, gal ne? Tai gal nostalgija vis dėlto. Gyvenau, tas keisčiausia prie vienos mokyklos,
Bet ji man nepatiko, dėl to jau per visą miestą į kitą galą, į kitą mokyklą. O ten labai patiko? Ten labiau patiko, man šviesesnė, to labiau jau buvo nuo darželio laikų susibendravus, tie patys žmonės, nenorėjau jau kaip ir tai. Aš visą atsimenu, maža važiuodavau ir sakydavau, aš į tą mokyklą neįsiu ir neėjau. Nepatiko. Užsispyrus nuo mažų dienų, Indrutė. Ėjom biškelį. Čia dar galiu. Čia basam reikia eiti. Kaip vakar, basam kojom. Jo. O ar Lietuvos vėliava dar Čia yra? pabaiga. O mes čia nesulaužysim? Aš lengvesnė, tu nelipk. Aš netoks sunkus, kaip atrodau. Va, Lietuvos vėliava. Jo, vaikštom po Šepkos parkelį. Šepkos, ar ne? Taip. Tai va, irgi labai gražus. Daug skulptūrų, medinių, drožinių visokių. Ir naujų yra. Ir Prieš naujų 3 yra. dienas gal mačiau. Jo, ir visokių vaikams pramogų aikštelių. Irgi labai gražus parkelis, kuriame labai verta apsilankyti. Kur toliau? Ne tik langinės išpaišytos, bet ir daugiabučiai. Einam tikrint daugiabučių. Jis nežinau, ar turi kokį nors pavadinimą, bet bent jau niekur neradau parašyto ir Indrutė nežino. Bet Sporto parkas. Sporto parkas. Tinka. Aš sugalvojau. Tinka. Ir kuo čia faina, kad va čia yra, matosi tolumoj, nors čia per GoPro matosi tolumoj, šiai visą arti, skeiteriams parkelis, čia visokių rampų pristatyta. Yra žiauriai fainai, naujai, viskas tvarkingai bus. Ir šalia yra treniruoklių. Bet tie treniruokliai, lauko treniruokliai, bet šitie lauko treniruokliai nėra tie pensininkų treniruokliai, kur ten su savo svoriu dirbi. Čia rimti treniruokliai. Čia tu gali nusistatyti svorį ir normaliai sportuoti. Ir čia visi tokie rimti treniruokliai, iš tikrųjų. Nesilpniem. Jo. Jau tikrai ne pensininkam. Aišku, pensininkas atėjęs irgi galėtų ten svorių susimažinti ir pasportuoti, bet ir visi kiti irgi galėtų. Ir žiauriai fainai toks parkas, tokie treniruokliai, kitur tokių irgi nesumatęs. Aš ir ne. Visur tie paprasti. Aišku, Rokišky yra ir tų paprastų treniruoklių ten prie tos ledo arenos, prie kurios dar prieisim. Bet jie irgi nėra blogai. Ne, tai jie nėra blogai, bet ten mankštai. O čia pasikačialint galima. Nice. Jo, aš irgi vaikštau į sporto klubą, tai viskas tvarkoja, šaipytis iš manęs nereikia. Niekas nesišaipa. Tai va, žiauriai faina, kad tokių dalykų yra. Ėjom ir priėjom Ambo sodybą. Ne visai čia sodyba, čia labiau toks kiemelis. Nežinau, kad jisai iš Rokiškio. Tai va, to dabar einam link ledo arenos, o tada jau keliausim namo. Čia čeburekį netėčiau. Jeigu čebureką nusipirk. Gal ir mes nusipirkam? Panašu nedirba dabar. O gal visai nebedirba. Šitą? Aha, ir čia, ir ten. Jo, išnuomojama. Nebedirbą. Nebedirba. Petė nepyna ir nebeišsilaiko. Daug pirkdavo? Ne, juokauju, keletą kartą, bet tai. Nu, atėjom ir iki ledo arenos, tik tais joje dabar nieko nevyksta. Paskutinį kartą buvau gal balandį, nepamenu. Tai ten tada vyko treniruotės
jaunimas čiuožinėjo, ledo ritulį žaidė, o dabar nieko. Nu ir dabar jau artimiausia keliu link namų ir eidami galvojam, ko čia trūksta Rokiškiai. Tai šiaip fontanų mažoka pirma mintis, ar ne? Jau pirmą kalbėjom, Jo. tikrai aš iš karto jau. Vienintelis fontanas prie savivaldybės. Obuolių sulčių spalvos. Morkų sulčių. Morkų. Ir kitas dalykas, ko trūksta, tai tų vandens įsipilimo, tų stotelių, tų fontanėlių, kur galima gertuvės pasipildyti geriamuoju vandeniu. Bet gal aš dar tokio miestelio nereikėtų reikalauti, nes ir Vilniuje dar ne visur yra. Nu, kaip pasakyti. Kiek buvom, tik tai vienam kažkuriam gal Molėtuose buvo, ar kur kažkur. Nu, taigi ir vakar Biržuose buvo. Nu, ten Biržai jau atskira kalba. Ten tiek visko daug, vis tiek trauka didesnė. Tai va. O visa kita faina. Atvažiuokit aplankyti.